Na ką bandom, pirmas metimukas. Kad atsargiai mėti čia, nes labai daug kliuvinių. Tai yra šakų virš upės. Geras. Kelios mažos žuvytės atsekė, kuikės berods, bet nieks nebandė paimti rimčiau. Kibimukas. Prieš pat pabaigą pirma žuvis, antrų metimų ir ką čia turim? Strepečiokas. Mažiukas, puiku. Vai puikiai žuvis, man patinka strepečius gaudyti su masalais. Labai faina žuvis strepetys. Reikia labai atsargiai mėtyti, aš turiu tik tai 0,3 gramiuko avižėlę, bet širiukas nesiskaito, bet šitas kotas meta labai gerai. Ir turiu čia vat mifaino šitą valiuką Devil's Wire ploniausią ten, kur jie pardavinėja jį kaip diametras kaip 0,0, kas šis tais širiukais, 0,04, bet aš matavau jį, jo tikras diametras yra 0,09. Vis tiek avižadrebiai vat su 0,4 jau gramuko, kai aš čia naudoju, ar 0,3 dabar neatsimenu. Tai jau vat meta be jokių problemų, tai jau galima naudoti avižadrebiui šitą valiuką, sakau, pirmas, kurį tikrai galiu rekomenduoti, vat avižadrebiui iš AliExpreso. Kiek čia tų mažiukų ešeriukų? Tai va, grįžtant dabar prie koto, ar ne, man tai jis labai patinka, man jisai labiau patinka, atvirai sakant, negu 2 dalių versija, va ta, kur yra iki 2 gramų mifaino. Esmė, šitas turi daugiau šiek tiek galios, sakysim, prie ten, kiek čia tų ešeriukų, aš mačiau atsekė keli čia ir vienas tiek sugebėjo paimti. Nu nieko, išgaudysim gal ešeriukus, gal tada ir kita žuvis pradės. Kaip aš matau, kad čia vat atsekė ir kuojos kelios, tai yra čia ir kuojų. Geras ženklas. Tai ešeriukai, matai, labiau pasiutę kotais. Va. Strepetys numeris 2. Aikti koks gražus. Labai liesa žuvis, šiaip tie strepečiai jie būna tokie stori. Šitas toksai planutis, bet gerai. Tai va, esmė, kad šitas kotukas, vat, galūnėlė yra esmė tokio pačio diametro, kaip ir, sakysim, 2 dalių versijos daugmaž, bet čia yra storiau, nes vis tiek tai yra kelionės 4 dalių kotas, tai čia turi būti storiau ir yra storiau ir tai duoda daugiau standumo. Ir žinoma, čia labai priklausys ir nuo stiliaus, kaip vat, jūs mėgstate žvejoti, jeigu mėgstat, sakysim, ten tą šlangas, ne, makaronus, kotus, tai šitas jums gal mažiau patiks, bet, sakysim, vat, nano džigui, ar ne, kai tenais džigaujat ir pateikinėjat masalą prie dugno, tai šitas kotas jums patiks labiau, nes gaunat tokį patį ir iš tikrųjų jautrumas yra geresnis. Išmušt masalą galima geriau su šituo, vien dėl to, kad yra standesnė apačia šito koto, tai sakykim taip. Žiūrėk, gaudom žuvį, kiekvieno metimo kibimas ir žuvis. Na, taip ir turi būti su avižadrebiu, žinai, žvejojant su mažu masalu, taip ir turi būti. Turi būti smagi žuklė, daug kibimų. Šeriukas prisivijo pačioj pabaigoje ir segė. Tie banditėliai čia neduoda ramybės. Tai išsigaudys jie tuoj čia. Ne, turi būti ribotas jų čia skaičius, sakysim, kokių 20 gal. Ir tada visai tokie vat, banditėliai. Aš nenoriu dėti didesnio masalo, kad ten ešeriukai vis tiek kapotų, bet tada strepečiai ir kojos dar pasyviau imtų, bet vat, porą strepečių jau yra mano sąskaitai čia per trumpą laiką.
Tai va, šitas kotas tikrai yra jautresnis, kas liečia kibimo indikaciją, tai tikrai yra geriau. Aš jaučiu kiekvieną kibimuką realiai ešeriuko ar ką į kotą, ta prasme, su tokiu svoriu. Dabar kas liečia akciją, kaip matot, jinai greita yra. Tikiuosi matot viršūnėlę, pabandysiu čia pritraukti arčiau. Tik tai viršūnėlė realiai linksta, ar ne? Bet šiaip, kadangi blankas vis tiek yra plonas, tai realiai varginant žuvį, kaip matot, visas blankas linksta. Iki pat realiai rankenos, bet, sakysim, žemutinė dalis, apatinė dalis, tikrai turi daugiau galios negu 2 dalių šito koto versija. Standesnė yra tikrai. Tai va, o dabar, kas liečia atsistatymo laiką ar ne, tai labai gerai, geresnis atsistatymo laikas negu pas 2 dalių versiją. Taigi pabandysiu pašokdinti, papurtyti gerai šitą kotą ir pamatysit patys. Kaip matot, atsistato tikrai gana greitai. Tikiuosi matot. Ir nepamirškit, kad rankenėlė yra labai trumpa, taigi nėra kažkur čia, kaip sakant, peties, kad atsiremti į alkūnę mano ir sustabdyti tą virpėjimą greičiau, bet tikrai greitai atsistato, palyginus, kaip sakysim, super ultralaito kotas, iki 2 gramų užmetimas, kuris yra tikslus mano nuomonė, tai atsistato tikrai gerai. Tai va, na ką, tęsim žūklę. Dabar pasikeičiau avižėlę į dar lengvesnę, tai 0,25 gramą, man atrodo, šita bus. Ir tas pats masalas, visa kita, bet avižėlė yra dar lengvesnė. Tai pažiūrėsim, ar bus kibimų daugiau su lengvesnė avižėlė ir pažiūrėsim, kaip šitas kotas ir šitas valas ir taip toliau mes dar mažesnį svoriuką. Tai ką, 0,2 ar 0,25 gramiuko čia kažkas tiek. Pabandom. Jau sunkiai jaučiu realiai su kotu tokį svorį, nes kotas šiaip ir yra deklaruotas nuo 0,5 gramo. Bet ne, žiūrėk, be jokių problemų ir metasi su šituo valu ir tai žodžiu, valas tai yra super, jau galima avižadrebiui naudoti ir su mažesniais svoriukais, kai nėra vėjo, sakau, kai vėjas yra jau reikės plonesnio valiuko tikrai, bet arba jeigu kur nors atviram vandens telkiny žvejojat, kur reikia ten tolimesnių metimų, jau ne, su 0,2 gramiuko jau neužmesi su šito valu, bet sakysim, situacijose kaip šita, eina ir užmes, nors čia yra tų kliuvinių aplinkui mane, jau nepasakysi, kad lengvai galiu čia mėtyt, bet užsimeta. Ką čia mes sakirtum? Geras trepetį ir kas? Jo, žiūrėk, koks trepetys. Įdomiai, pabandysiu užmesti atgal. Nors vanduo susidrumstė, bet pažiūrėkit, trepetys koksai neišsigando ir kai lupo aikti kokio storio, tu pažiūrėk. Nu čia geras trepetys. Su plūdė tokius gaudydavau, tai toks jau buvo geras trepetys. Gerai, čia su masalu, šis gerai, pabandom dar kartelį pasroviui, Stiek ešeriukas. Atsirado ir segė. Nieko. Eiktų kaip gerai meta, aš labai nustebęs. Su šituo svoriu ir pasroviui, pavėjui gal biškai, bet vis tiek su tokiu valu pigučiu. Taigi sugavom keletą žuvų su šituo nauju Mifai Nano Jig kelioninio koteliu iš 4 dalių. Kaip matot, 4 trumpos dalis, bet kitas produktas, apie kurį noriu pakalbėti, manau labai kietas produktas, tai yra šitas krepšiukas, kurį užsidėjau ant juosmens, bet jį galima naudoti ir ant juosmens ir taip pat aplink kaklą yra papildomas raištis, sakysim. Šitas yra neperšlampantis, labai kokybiškai pagamintas ir tuoj parodysiu, kaip neperšlampantis. Paimsiu savo mikrofoną, įdėsiu į lubą. Užtraukti ištrauktuką patogiai, aš prieš tai netikėdavau, neperšlampantis. Pirmas produktas, kuriuo tikiu ir dabar jau turiu ir antrą ir bitkeną. Negirdit nieko tikriausiai.
Žiūrim. Štai mano mikrofonas, turėtumėt girdėti, aš matau, kad įrašinėja jisai, taigi segam jį atgal ir kaip matot, nors visas krepšys ką tik buvo po vandeniu. Taigi, kaip sakau, pagamintas puikiai, užtrauktukas super kokybės pagrindinis ir gero dydžio, vat, ne tik tai avižadrebiui, kas apskritai žvejojat spinigų tenais, lašišom, puikiai tiks šitas variantas. Ir ne tik braidant, sakau, toks krepšys labai patogu, kai vat ir lyt pradeda, tai vat galima susidėti ant telefonus, įrankius, neperšlaps. Ir žinoma, neperkraukit tokio jau krepšio, nes čia, ką žinau, jeigu jau naudoti daugiau įrankių negu ten 1,5 kilogramo bendro svorio, tada jau geriau kuprinė, bet vat mažiems reikalams super rekomenduoju, nebrangus, kokybiškas, viskas apgalvota, visos kilpos įsikibti, kai reikia šitą vat labai tokį kokybišką ir, sakysim, sunkiai užtraukiamą užtrauktuką, vien dėl to, kad jis yra neperšlampantis, užtraukti yra kilpos visur, kad įsikibti, naudoti jį 2 rankom ir panašiai. Rekomenduoju, išbandykit. Gerai. Čiumpam kotą ir pabandom dar keletą sugauti. Na, o dabar. Pasibaidė kažkas tenais. Tie šeriukai, tai užknisa. Ne šeriukas. Galvoju, šeriukas išlindo iš kažkur. Bet va, strapetys, super. Bet išlindo iš kažkur kaip ešeriukas, išpuolė iš tos vat dešinės pusės, ten iš to tokio švietos, kur yra juodesnis dugnas, tamsesnis su mažiau srovės. Grinai kaip ešeriuko elgesys. Dabar tai jau tikrai ešeriukas. Oi, koksai gražus, kokios spalvos gražios. Kaip jisai suvalgo, nu ką, išgelbėk ešeriuko akciją greitai. Svarbu pažiūrėti, kur smaigalys kabliuko eina ir tada nepažeidžiant valo sugriebti galvakablį ir viskas, jokio kraujo, nors ir jis buvo stipriai. Čia gerai. Šitą vat strepetį pamačiau visai netoli, prie manęs jisai sureagavo į masalą, palaukiau, palaikiau, atplaukė, hop, bum, ateik čia, geras, superinis čia buvo reikalas. Nežinau, ar matėt ekrane ar ne, bet aš tai mačiau, aš ne turiu akinių ant galvos nuo saulės, ta prasme, bet čia skaidrus gan vanduo, tai kaip ir matau viską neblogai. O, nu šakės, man tie strepečiai patinka. Nu jie man patinka, kai arkliai kokie. Kabliukas aštrus. Gal reiktų kabliuką šiek tiek mažesnį, bet nieko tokio. Vienas kitas atsikabina, tai čia nedidelė bėda. Pabandysiu tiesiog labiau paslėpti kabliuko smaigalį masalą, kad būtų mažiau išlindęs. Kažkaip va taip va. O, strepečiai atvarė, matau, čia gal kokie 15 jų čia. Vienas gražus yra, pabandom tą. Ne, tas didesnis pasibaidė. Bet smagu, kad jie nesibaido manęs, jie atplaukia gan arti. Sakysim, kokie šapalai ar upėtakiai jau taip drąsiai, jie tikrai nepriplauktų prie manęs. Tokiam skaidriam vandenį. Vienas atplaukė,
Dar ten ešeriukas buvo. Gal ešeriukas, bet pabandė sikipti į uodegą. Visai netoli, aš juos matau čia, super. Smagumėlis. Dar vienas trepetys, eiktų kaip gerai čia. Žiūrėkit, koks grožis. Gražuolis. Superinė žuvis. Jie tokie stipri žuvis, aš kaip sakydavau, kai mažiukas buvau, raumeninga žuvis, žinai, mažiukas paėmė kokią ešeriuką tenais ir jisai ten negalėjo suspausti, jisai lankstosi taip, kaip nori. Tai vat, šitie trepečiai tai labai raumeningi. Čia vat raumeningas ešeriukas. Smagus kotelis, smagi žuklė. Šiaip aš galvoju, kad šitas vat valas mifaino bus šiek tiek per storas, sakysim, ten 0,3 gramuko mėtyti, bet ne, viskas su juo yra gerai. Kibimas be kiekvieno metimo, pasaka, bičiuliai, pasaka. Jei čia dar būtų įvairovė šitoje upėje, kuojų būtų, vat, kokių tai būtų iš vis gerai. Arba gružlių, bet čia tik tai pagrindės trepečiai, ešeriukai ir upėtakiai. Yra šapaliukas vienas kitas, bet mažuma jų.